Sveiki visi. MTB Karma antrasis etapas ir pavasario krosas jūsų dėmesiui. 107 dalyviai prie starto linijos, tai kaip Karmos krosui, tai labai nemenkas skaičius. Iš tikrųjų tikrai smagu, kad žmonės pasiilgė šio sporto. Šiandien laukia 4 ratai ir gausis mažiau negu 20 km distancija. Startai kaip visada Karmoje labai greiti, iš karto bandom pasidaryti patogią poziciją. Ačiū Juliui už nuotraukas. Ir čia turime bendrą startą visų mėgėjų grupių. Reikia iki susiaurėjimo tikrai pasidaryti patogią poziciją, kad paskui nepraleisti daug laiko kamščiuose. Trasą išsibandžiau prieš savaitę, buvo žymiai šlapesnė, dar sniego vietomis, o šiandien plus 14 laipsnių ir tikrai puikios sąlygos, važiuoju su marškinėliais, vasarinė apranga, tai labai neblogas oras. Vidutinis greitis 18 km/h šiandien mano, tai palyginus su kitomis Karmos trasomis, tai tikrai didelis ir turinti trasa nemažai tokio vadinamo flow. Aišku, bus ir techninių zonų, viską greitai pamatysite. Privažiuojame prie pirmosios ilgesnės tokios įkalnės. Opa. Priekį jau matau komandos draugą Aivarą. Pavaras, Aivarai. Pavaras. Buldogas Aivaras visada puikiai startuoja, daug galios, bet už kelių kilometrų būna energijos stygius. Šioje trasos dalyje sunkiau apsilenkti, tai nusprendžiu truputį išlaukti to momento, per daug nesiplėšyti, nes dar laukia 4 ratai, tai iš tikrųjų vėl, kaip ir Rėkyvos gravelis, stengiuosi su protu pradžią turėti. Galios NP vidurkis šiandien 306 vatai, tai kažkaip kojos visai neblogai jautėsi.
krenta priekį Aivaras štai per šitą rastą. Greitai reikia apsilenkti ir vytis priekinius varžovus. Išlendami tokią atviresnę zoną, šioje zonoje visada stengiausi bent kiek atsigerti, o čia jau lendam į netokią malonę vietą, daug duobių šiame segmente, tai tikrai sudėtinga pravažiuoti. Toks bebrų takelis, kur tikrai gerai patikrina dviračio važiuoklį. Ir priartėjame prie stačiausios, bet gan trumpos įkalnės. Asmeniniai vatų rekordai ir bandau neatsilikti nuo priekinės tos grupelės. Matom, Tomai, kad tu lengvas labai. Čia pasyviai Eimantas Litvinenko. Iš Tauragės šiandien jis beje antras, tai sveikinimai Eimantai tau. Planuoja Eimantas važiuoti visus karmos etapus šiemet, tai tikriausiai bus vienas lyderių mūsų grupėje. Priekyje Justinas Vaitkevičius, jisai truputį vyresnėje mėgėjų grupėje važiuoja, bet šiandien atvažiavo jisai trečias, tai irgi sveikinimai jam. Čia toks smagus treiliukas trasos pabaigoje, su šiek tiek įkopimo ir smagių nusileidimų. Tokiai trasos sausai būkliai puikų darbą atliko šiandien padangos, Wolfpack Speedus pasirinkau ir priekį, ir gale. 2,4 pločio, tai nežinau, 10 iš 10 performances joms. Čia nusprendžiau atsigerti ir Bike Expert beveik ispanakalbiai, mano tiesioginiai varžovai Augustinas ir Orestas naudojasi progą ir štai mane aplenkė. Treniruočių stovyklą Ispanijoje jie turėjo, tai man asmeniškai tikrai pasijuto, kad įkalnėse važiuoja ekspertai geriau. Tai linkėjimai visai komandai. Priartėjom prie trasos Vyšnaitės, rampa priekyje. Dešinėje čekinių vėjus tiems, kas nešoksta per rampą, bet man kažkaip pasirodė, kad šiandien jis labai ilgas. Ir priekyje štai Dainius Trybė, varžovas, kuris nešoko per rampas ir, iš tikrųjų, manau, kad labai nemažai laiko prarado. Pradedame antrąjį ratą, priekyje susidaro tokia nedidelė grupelė, tai bandau labai nuo jų neatsilikti. Pradėjus antrąjį ratą nebuvo tokios didelės energijos duobės, kaip pernai metais būdavo, tai stengiuosi iš tikrųjų per daug neperspausti pirmame rate, kad liktų jėgų antrajame.
Čia naudojasi įkalnė, bandžiau priartėti, gal net ir bandyti aplenkti Orestą, bet pritrūko truputį vietos. Domas Pekarskis susigrąžina poziciją, jis važiuoja vyresnėje truputėlį mėgėjų grupėje, ir Rekyvoje važiavo kartu, tai manau šiemet dar nekartą jį matysite mūsų kanale. Sugeba Domas ir papokštauti prie aukščiausio pulso dažnio. Gediminui Brazaičiui problemos priekyje. Vėl grandinė. Nedirba smegenys. Kur ten dabar? Čia vienas dalyvis atranda ir geresnių kelių. Reikia. Oi. Šiandien per varžybas atlikti 17 šuolių, tai daug tokių vietų, kur tikrai gali pakelti savo adrenaliną. Na, čia jau baiginėjam antrąjį ratą, priekyje Orestas ir vis dar jo nepaleidau. Prieš įkalnę Orestas. Ar gražu? Šauna čia Orestas ataka įkalnėje, tai puikia ataka. Labai nedėkingoje vietoje priekyje pasigauname ratu atsiliekančius varžovus. Diskusijos vyksta, ar praleis ar nepraleis. Ačiū tau. Šiandien trasoje važiuoju su naujų ratų komplektu, naujai sudėti guoliai,
Bros vyrukai iš Panevėžio dviračių remontas. Tikrai ačiū jiems, kad taip greitai paruošė man dviratį varžybom. Ačiū. Priekyje pasivėjom Augustiną, matau, liktai Orestas jį jau aplenkė. Čia Augustinas atsisuka, pamato mane ir tada šauna į priekį, suveikiu bike ekspertam kaip koks dopingas. Štai nulekė abu. Strateguoja čia kažką ekspertai. Čia vienas dalyvis sustoja įkalnėje, nusprendžia, kad reikia būti truputį lengvesniam. Dar vienas. Pro kairę. Ačiū. Dainius Treibė vėl prieš rampą susigrąžina poziciją. Tai panašiai ir buvo visas varžybų scenarijus. Jisai aplenkė, paskui po rampos aš jį aplenkiu. Suvartojam paskutinį geliuką ir šauname paskutinį ratą. Praleisi? Nelabai galiu laukti. Eik tu savo. Ačiū tau. Ačiū. Gerai, kad neprarandu čia per daug laiko, neatitolstu nuo varžovų. Šiuo metu, kaip suprantu, važiuoju savo grupėje 6 pozicijoje. Tai būtų gerai bent keletą varžovų aplenkti. Paskutinėme rate jau pasivėjom daugiau ratu atsiliekančių varžovų, tai dar atsiranda tas faktorius, kad kuo greičiau reikia apsilenkti. Oho. Na, čia galėjo ir blogiau baigtis. Vos nesibaigiau. Štai priekyje Orestas, jisai praleido Dainių į priekį, bet lyg ir žinome, kad Dainius nešoks per rampą, tai reikia greitai vytis. Paryk. Na, čia jau reikia mums spausti. Užspausk Orestai, du nešoks ten. Paspausk. Du nešoks toj hebrai.
Varyk! Varyk, varyk, varyk! Na, intrigos šiandien iki pat finišo. Pavyksta Orestą apsilenkti, šiaip ne taip ir ketvirta vieta šiandien grupėje. Dėja truputį truko 5 sekundžių iki podiumo, bet tikrai neblogos varžybos. Sezono startas visai smagus. Ir velnės finišuoja Aivaras Petrauskas pirmai. Ačiū visiems, kad žiūrite, komentuojate, sekate kanalą. Palieku jūs su keliais kadrais iš podiumų ir atsisveikinu, susimatysime jau kitose startuose. Iki.